Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas, o šiandien mes su jumis šviežias idėjas su Lidl laidoje pasigaminsime labai neįprastus sausainius. Į indą keliauja avižos, miltai bei kepimo milteliai. Mums reikės moliūgų sėklų. Šiam patiekalui mums reikės ir kaparėlių. Kaparėlius susismulkiname. Į indą keliauja kaparėliai bei citrinos sultis. Kelios šakelės petražolės. Taip pat šiam patiekalui mums reikia kambario temperatūros sviestą, kurį mes dedame į masę ir išminkome iki vientisos konsistencijos. Masė keliauja į šaldytuvą pailsėti 10 minučių. Paruoštą masę dedame ant sviestinio popieriaus. Šiek tiek paspaudžiame, sulenkiame per pusę ir išpačiojame. Susipjaustame sausainius norimą formą. Sausainius patepame pienu ir judame link orkaitės, kur kepsime 15 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Ant mano stalo garuoja neįprastas, tačiau tikrai nepaprastas receptas. Šiandien tiek, o su manim susitiksite jau rytoj šviežias idėjas su Lidl laidoje. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.